Šiandien žiniose. Pirmąją naujųjų metų dieną Panevėžio ligoninėje pasaulį išvydo 2 naujagimiai. Šventinis naujųjų metų savaitgalis buvo įtemptas tiek ugniagesiams, tiek policijos pareigūnams. Sulaukę 18 metų moksleiviai turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą. Pirmąją naujųjų metų dieną Panevėžio ligoninėje pasaulį išvydo 2 naujagimiai. 2010 metų paskutinę dieną, tiek pirmųjų šių metų dieną gimdymai vyko mūsų klinikoje, kaip ir kiekvieną dieną po kelis gimdymus, taip ir būtent 31 dieną 3 moteris gimdė, sausio 1 dieną 2. Ir džiugu, kad, aišku, visi gimdymai buvo normalūs ir vaikučiai pagal lytis, tai pagrindė buvo mergaitės, tik vienas berniukas per tas šventinės dienas, o kitos buvo mergaitės. Pasak akušerijos skyriaus vedėjo Raimundo Petrausko, kasmet Panevėžio apskrityje pasaulį išvysta panašus skaičius naujagimių. Kiekvienais metais mūsų ligoninėje gimdo iš Panevėžio apskrities ir tas skaičius yra kiekvienais metais maždaug panašus, apie 1500 moterų gimdo. Už praeitais metais, tai yra 2009 buvo toks didesnis gal kiekis, vos ne 1600 gimdymų, praeitais 2010 netoli 1500 gimdė, nepilnai. Tendencija, aišku, lyginant su praeitais metais kiek mažiau, ten apie 100 gimdymų, bet aišku, tie skaičiai yra tokie kiekvienais metais svyruojantis ir tendencijos kol kas kelių metų bėgiai išlieka panašios. Gydytojas taip pat džiaugiasi, kad Panevėžio ligoninėje palyginus su kitomis šalies ligoninėmis cezario pjūvio operacijos nėra itin dažnas reiškinys. Patologinio gimdymų skaičius, aišku, pagrindė patologinis traktuojama, kada yra cezario pjūvio operacijos atliekamas, aišku, kita karmės patologija ir kitos yra, ir kada ir kraujavimai, ir kitos patologijos nėštumo metu. Bet santykinai tas procentas yra panašus, neišaugęs, mes džiugu, nes visoje Respublikoje tiek, pavyzdžiui, cezario pjūvio operacijų kiekis yra labai ženkliai kelių metų laikotarpį augantis, nebūtinai perinataliniuose centruose, kai kuriuose rajono ligoninėse labai aukštas cezario pjūvio operacijų skaičius. Mūsų ligoninėje galime ir pasigirti, kad yra vienas iš žemiausių Respublikoje. Beje, pernai pirmąją naujųjų metų dieną Panevėžio apskrities gyventojų gretas papildė tik vienas naujagimis. 2011 metus panevėžiečiai pasitiko itin triukšmingai. Nors statistika rodo, kad didesnių nelaimių buvo išvengta, tačiau, kaip teigia Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Vinslovas, didžiausią sumaištį mieste kėlė girtaujantys asmenys. Jeigu kalbėtume aplamai apie šventes, galima būtų konstatuoti, kad kažkokių tai rimtų nusikalstamų veikų, rimtų administracinės teisės pažeidėjų pavyko išvengti, nes ir policijos pajėgos buvo žymiai didesnės šių švenčių metu, buvo labiau orientuojama į greitą ir operatyvų reagavimą pagal gautus pranešimus ir į viešosios tvarkos pažeidimų užkardinimą. Bet tendencija buvo mieste tokia, kad žmonės tikrai visi gėrė. Buvo daug gėriama tiek kavinėse, tiek baruose, tiek restoranuose. Ir labai dažnai teko važiuoti, raminti visokių konfliktų, visokių nesusipratimų, santykių aiškinimuose ir galų gale šeiminių, kaip mes vadinam, arba kitaip pasakius, buitinių konfliktų. Tikrai veikti buvo ką, ir pagrindinė to priežastis vėlgi tas alkoholis. Nors šiemet lyginant su praėjusiais naujųjų metų sutikimais įvairių nusikaltimų užregistruota mažiau, tačiau Vytautas Vinslovas su apgailestavimu pripažįsta, kad pasitikti naujuosius metus be alkoholio panevėžiečiai dar neišmoko. Su ankstesniais metais, 2-3 metais palyginus, šie naujieji metai buvo ramesni. Aš čia turiu mintyje nusikalstamas veikas. Nusikalstamų veikų tikrai buvo registruota žymiai mažiau, bet niekaip nemažėja alkoholio vartojimas. Kaip ir ankstesniais metais, taip ir dabar žmonės sutik naujų metų be alkoholio dar vis nesugeba išmokti. Ir ši tendencija vis išlieka tokia pat, nes aš turiu statistiką ir kalėdų švenčių, ir naujų metų per kalėdas. Pristatyta į komisariatus policijos buvo 40 asmenų, iš jų 37 neblaivus, tai per naujuosius metus vėlgi į policiją pristatyti buvo 37 asmenys, iš jų 24 neblaivus.
Tai ta girtavimo tendencija dar vis tęsiasi ir tikrai nemažėja. Per šventinį naujųjų metų savaitgalį policijos pareigūnai iš viso gavo 237 pranešimus apie įvairias nusikalstamas veikas ir kitus teisėtvarkos pažeidimus, pagal kuriuos pareigūnams teko važiuoti į įvykio vietas. Iš jų net 31 kartą vyko raminti buitinių konfliktų. Įtemptas naujųjų metų savaitgalis buvo ir ugniagesiams gelbėtojams. Tiesa, šį kartą jie dažniau buvo kviečiami ne gaisrų gesinti, o atlikti gelbėjimo darbus, kurių priežastis buvo sudėtingos oro sąlygos ir neišvažiuojami keliai. Jeigu kalbėtume apie naujametį savaitgalį, kas liečia gaisrus, jis tikrai buvo labai ramus, galim pasidžiaugti, galbūt panevėžiečiai išmoko švęsti, tikrai nebuvo jokių didelių gaisrų, nebuvo gaisrų dėl pirotechnikos naudojimo, bet labai daug darbo ugniagesiams pridėjo siautusi gamtos stichija per tas 3 šventinės dienas. Ugniagesiai gelbėtojai net 41 kartą vyko atlikti gelbėjimo darbų. Dėl gausaus sniego ugniagesiai pagalbą teikė ne tik užklimpusiems greitosios medicinos pagalbos automobiliams, bet ir užpustytiems ir nuo pasaulio atskirtiems rajono gyventojams. 5 kartus teko talkinti greitai medicinos pagalbai, buvo užklimpę automobiliai, teko nuvežti medikus ir iki ligonių. Taip pat 1 kartą Panevėžio rajone užpustytame vienkiemyje likusiems gyventojams vežėme vandens. Pasvalio rajone buvo įgriuvęs fermos stogas. Galim tik džiaugtis, kad nenukentėjo nei žmonės, nei galvijai. Ugniagesiai nuo stogo nukasė sniegą, kad nebūtų didesnio įgriuvimo. Na ir pagrindiniai darbai, tai net 19 kartų visoje apskrityje važiavome į pagalbą automobiliams, kurie buvo užklimpę pusnyse, nepravažiavo, ir taksi automobiliai, ir didesni automobiliai netgi. Ir taip pat net 14 kartų teko vykti patraukti nuo vėtros išlaužytus medžius, kurie buvo ant važiuojamosios kelio dalies, ant elektros stulpų buvo užgriuvę. Na, aišku, galim džiaugtis tuo, kad per tas ilgesnės savaitgalio dienas šventinės pavyko išvengti žmonių aukų. Gaisrų dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo Panevėžio gyventojai išvengia jau kelintus metus iš eilės. Panevėžio teritorinė ligonių kasa vis gauna klausimų dėl moksleivių, kuriems sukako 18 metų privalomojo sveikatos draudimo. Kartais už gydymo įstaigoje suteiktas paslaugas sunegalavusio moksleivio paprašoma sumokėti, kadangi valstybinės ligonių kasos informacinėje duomenų bazėje nėra duomenų apie moksleivio draustumą. Sveikatos draudimo įstatymas draudžia visus asmenis iki pilnametystės, iki 18 metų. Šie asmenys kreipiasi į gydymo įstaigas, gauna sveikatos priežiūros pagalbas, kompensuojamas privalomojo sveikatos draudimo lėšomis. Tačiau, kai sueina 18 metų, šie asmenys nebėra drausti, jeigu jie nesimoko. Todėl bendrojo lavinimo mokyklų, kolegijų, profesinių mokyklų moksleiviai suėjus 18 metų turėtų kreiptis į ligonių kasą ir pateikti teisę į draustumą įrodantį dokumentą. Tai yra moksleivio pažymėjimą arba mokslo įstaigos išduotą pažymą apie tai, kad jie mokosi, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikę šios dokumentus, 18-mečiai bus įrašyti į draustųjų privalomojų sveikatos draudimų registrą ir šiuos duomenis matys visos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios yra sudarę sutartį su ligonių kasa. Pasak Panevėžio teritorinės ligonių kasos klientų aptarnavimo skyriaus vedėjos, neretai pasitaiko, kad pilnametystėj sulaukę moksleiviai dėl nežinojimo į ligonių kasą nesikreipia, o nuvykę į sveikatos priežiūros įstaigą nemaloniai nustemba, kai sužino, jog už paslaugas teks susimokėti. Labai daug moksleivių nežino tos informacijos, kad suėjus 18 metų turėtų kreiptis į ligonių kasą. Ir pirmiausia nuvyksta į gydymo įstaigą, tačiau gydymo įstaigoje iš jų būna paprašyta sumokėti už teikiamas paslaugas arba tiesiog gydymo įstaigos siunčia į ligonių kasą, kad apsidraustų. Todėl kviečiame pirmiausia, kai tik sueis 18 metų, kreiptis į ligonių kasą, o ne į sveikatos priežiūros įstaigą. Moksleiviai privalomųjų sveikatos draudimu draudžiami 1 mokslo metams, nuo rugsėjo 1 dienos iki rugpjūčio 31.